Sveiki, smagu ir malonu jūs visus matyti. Man jau susiklostė tokia tradicija, jog šiuose renginiuose tenka tokia ne visada dėkinga ir karmą formuojanti misija truputėlį pasibarti ir pakritikuoti ir išsakyti tai lūkesčius plėtotojų bendruomenės nukreiptus į ateitį. Ir kaip ir pernai, taip ir šiemet kalbėsiu apie įvykusias reformas, bevykstančias reformas ir tai, kas mūsų laukia artimiausioje ateityje. Ir norėčiau pradėti nuo to, ko mūsų išmokė, ką mes pamatėme iš jau įvykusių reformų. Turbūt, kad nuo mokesčio už statybą valstybinėje žemėje, įmokos už statybą valstybinėje žemėje įvedimo tikrai galėjome įsitikinti, kokie yra svarbus pereinamieji laikotarpiai ir kaip svarbu taip pat turėti institucijas pasiruošusias, turinčias atsakymus į pilkosios zonos klausimus. Mes taip pat turėjome labai panašią situaciją, kaip ir dabar su didžiaja NŽT reforma, kai poįstatyminiai aktai vėlavo, įstatymas įsigaliojo nuo metų pradžios, o poįstatyminiai aktai atėjo nuo kovo. Bet tai, kad gana greitai institucijos bendrų sutarimų sugebėjo suformuoti praktiką, nuo kurio momento taikomi naujieji reikalavimai, ar plėtotojas gali tikėtis, dar nemokėti to mokesčio, jeigu pradėjo statybos leidimo išdavimo procesą iki sausio 1 dienos. Tas, tarkim, greitų atsakymų suradimas leido pirmąją reformą ištverti ir jau tada mums indikavo, kad įgyvendinamieji aktai turi būti priimti iki didžiųjų įstatymų pasikeitimų įsigaliojimo. Ir jie turi būti priimti ne prieš mėnesį, ne prieš 2, o prieš pusmetį, o dar geriau prieš metus. Nes tai leidžia pasiruošti, išsirankioti klaidas, identifikuoti trūkumus. Dabar dėja, žiūrėdami į, tarkim, bevykstančią didžiąją NŽT reformą, mes matome tą patį grėblį savo kelyje. Ne visi teisės aktai yra patvirtinti tiek valstybės, tiek savivaldybių lygių. Ir labai norisi, kad bent jau statybos įstatymo didžioji reforma, apie kurią Simonas kalbėjo, pastatų paskirčių reforma, apie kurią užsiminsiu aš, šią pamoką labiau atspindėtų ir kad mes ateitume labiau pasiruošę pokyčiams, žinodami, ką jie realybėje reiškia, turėdami pasiruošusias institucijas, perskaičiusias tuos teisės aktus, pasirengusias savo tvarkas, pritaikiusias savo informacinės sistemas visų, o ne tik tai keleto paslaugų teikimui. Ir tai yra turbūt, kad tarkim, vienas kritikos akmenėlis ir prašymas politiką formuojančiom komandom labiau jau, tarkim, su didesniu jautrumu žiūrėti šitos klausimus, nes tai tiesiogiai siejasi su instituciniu pasirengimu. Tai tiesiogiai siejasi su galėjimu tęsti pradėtus darbus arba jų sustojimu ilgam. Ir kartais net ne, labai dažnai, ką mes matome su NŽT reforma, net ne naujasis reguliavimas, o tai, kad keičiasi struktūros, keičiasi tvarkos, žmonės migruoja iš vienos organizacijos į kitą,
mums duoda tokias situacijas, kai nacionalinė žemės tarnyba su labai dideliais strigimais, aš bijau absoliutinti ir sakyti, nevykdo savo funkcijų, bet kartais man atrodo, kad nevykdo savo funkcijų, bet tikrai su labai dideliais strigimais, pradedant šiuo pastaruoju praėjusiu metų rudeniu, vykdė savo funkcijas. Ir iš daugybės pavyzdžių, iš savo praktikos, su geros reputacijos, neprobleminiais klientais, su profesionaliai parinktais dokumentais, mes turime tokias istorijas, kai žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimui, fiksuojant 100% baigtumą, reikia 42 skambučių ir elektroninių laiškų NŽT tarnautojų, iš kurių turbūt atsakymus gauni į 4-5. Ir šitas paprastas veiksmas, nuo kurio priklauso statytojo galimybė visuomeniai legaliai paskelbti, baigiau vieno iš didžiųjų verslo centrų, vieno iš Vilniaus CBD puošmenų statybos, galime atsidarinėti ir galime pradėti veiklą, pakimba 2,5-3 mėnesiais. Lygiai taip pat daugybė prašymų, tarkim, pateiktų spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais, kai jau buvo prasidėjusi NŽT darbuotojų migracija iš NŽT skyrių į savivaldybės, jie iki šiol neturi vykdytojų arba turi vykdytojų, formalius vykdytojus, kurie nėra tų prašymų net atsivertę. Ir nei priminimai, nei laiškai, nei mandagus prašymas, nei griežtesnis prašymas, nei suskaičiuoti nuostoliai, kuriuos patiria verslas dėl užšaldytų sandorių, rizikos prarasti pirkėjus, klientus, neveikia, nes tiesiog nebėra žmonių, kurie galėtų spėtų tuos sprendimus priimti. Taip pat ligšiolinės reformos aiškiai parodė, jog ėmusius didžiųjų pertvarkų labai dažnai užribyje, be deramo dėmesio ir atsako, tarkim, pasilieka tos sritys, kurios nepatenka į reformų apimtį. Ir jeigu jūs atsiverstumėte mano praėjusių metų pranešimą, tai turbūt, kad ir pažiūrėtumėt, apie ką mes kalbėjome pernai, tai mes kaip mokėjome už servitutus antrą kartą, nors, tarkim, už statybą valstybinėje žemėje, tų pačių tinklų jau esam susimokėję 75% nuo rinkos vertės. Taip tebemokame. Žemės administravimo metodika, kaip buvo abejotino legalumo. Balandžio mėnesį ir Vyriausiasis administracinis teismas pasakė, kad taip iš tikrųjų yra prieštaravimas žemės įstatymui, jinai taip ir nepakeista. Vienintelis dalykas, kuris yra įvykęs, tai yra atsiradusi aiškesnė nuomos prie apleistų statinių tvarka, įrašyta žemės įstatyme, perkeliama į vadinamąjį 260 vyriausybės nutarimą dėl valstybinės žemės pardavimo ir nuomos. Bet toje tvarkoje irgi matome dar vieną problemą, tai pamirštamus reformų tikslus, nušokimą nuo tarkim, tų vertybinių idėjų, dėl kurių tą reformą buvo verta daryti. Gal ir menkas, gal ir nedaugelį plėtotojų paliečiantis pavyzdys. Bet vis tiek aš noriu paklausti, mieloji valstybė, kodėl? Kodėl, kai jūs jau patikrinote, kad apleistas pastatas gali būti atgaivintas paprastojo remonto būdu ir žemės sklypą prie jo galima formuoti, kai jis yra suformuojamas, jūs duodate 1 metus paprastajam remontui ir sakote, kad kapitalinis remontas ir rekonstrukcija draudžiama. Bet jeigu man nereikia tokios pačios formos stogo, jeigu reikia kitokios formos stogo arba kitokių medžiagų, tai kodėl mes vis dar gyvename toj pačioj paradigmoj, kad statome tam, kad vėliau nugriautume ir išmestume, gaištame tam laiką ir pinigus ir
tos nuostatos atsiverti 260 nutarimo projektą, jos ten yra rekonstrukcija ir kapitalinis remontas draudžiamas. Taip pat, kai turbūt mūsų vėliau eisančioje diskusijoje diskutuosime, bet procedūriniai sprendimai irgi ne visada atspindi, tarkim, tuos skambius šūkius, kuriuos iš ryto girdėjome ministro kalboje. Mes girdime tezę, jog vienas iš reformos tikslų buvo paspartinti sutikimus valstybinės žemės nuomai. Ir aš bandžiau skaičiuoti, taip kaip Simonas skaičiavo dienas, kiek užtruktų įprastinis, visiškai normalus procesas, kai du verslo subjektai, pirkėjas ir pardavėjas, susitarė dėl pastato pardavimo valstybinėje žemėje. Žinokit, nebaigiau. Nes tai, kas šokiruoja, yra nuostatos, jog pirmas žingsnis tame procese – pardavėjo prašymas sutikimui perleisti valstybinės žemės nuomos teisę. Žinote, kieno kompetencija tapo nuo sausio 1 dienos? Savivaldybių tarybų. Sutikimas perleisti nuomos teisę. Po to savivaldybių tarybų taip pat kompetencija yra žemės sklypo planų priskirimo pastatam tvirtinimams, taip pat sutikimai įkeisti nuomos teisę. Tai, ką mes gavome, nuo to, ko mes tikėjomės, skiriasi šviesmečiais. Aš tikėjausi, aišku, gal kvaila, kad tikėjausi, bet svajoti nedraudžiama, kad sutikimą perleisti nuomos teisę mums išduos dirbtinis intelektas. Kad tu įkėlei savo nuomos sutarties numerį, tau dirbtinis intelektas patikrino, skola už nuomininkus yra? Nėra. Statiniai, kurie egzistavo tuo metu, kai nuomos sutartis išdaryta, yra? Yra. Stogą turi. Vadinasi, čia viskas praktiškai, jeigu sugebame pasėlius patikrinti, tai ir statinius irgi sugebėsim patikrinti. Tas sutikimas turėtų iškristi automatiškai per dieną, paprastuoju atveju. Dabar mes eisime į savivaldybės tarybą. Ir nežinau. Iš tiesų mes vėlgi girdime iš viešojo sektoriaus, kad gal visgi reikėtų verslo lūkesčius valdyti, bet aš nežinau, kokį lūkestį formuoti įprastiniai civiliniai apyvartai, kur proceso eigoje elementariem kasdieniniam sandoriam tu 3 kartus turėsi ateiti savivaldybės tarybą, pasitvirtinti įprastinių rutininių veiksmų. Kitas pavyzdys. Perduodame žemę į savivaldybių rankas. Suteikiame savivaldybei daugiau pasitikėjimo. Nuoma bus savivaldybių rankose. Bet paskaitykim žemės įstatymą. Visas didesnės negu 30 arų nuomas papildomai revizuos NŽT. Taip pat NŽT revizuos visas nuomas saugomose teritorijose, nuomas prie apleistų pastatų, bet grįžkim prie tų 30 arų. Čia yra beveik visos nuomos. Nes tie mažiukai sklypai prie individualių namų po 20, po 25 arus, jie yra privatus. O turbūt, kad beveik visos nuomos yra didesnės ir mes turime įstatymę įdėtą 20 darbo dienų terminą pateikti, 10 darbo dienų terminą pateikti, 10 darbo dienų terminą gauti NŽT išvadą, su kuria tu tą nuomos sutartį, savivaldybės jau sudarytą, gali registruoti registrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu nuo tada gali ją naudoti prieš trečiosius asmenius, iki tol ji tiek tinkama ir tiek validi ir tiek tau iš jos naudos, kiek jinai tau leidžia susimokėti nuomos mokestį. Bet
deklaruojant viešai, kad aš turiu teises į žemę, tau jos reikės registruotus. Ir mes turim tą papildomą mėnesį, pridėta prie tų standartinių iki šiol egzistavusių 90 darbo dienų standartinėme nuomos procese. Tai už tai tikrai negalime dėkoti. Mano supratimu, jeigu vis dėlto nepasitikime savivaldybėm, tai nekeiskim visai. Tai nekeiskim tuomet visai, nes jeigu iš vienos skirtingos institucijos mes gauname 2 institucijas prie valstybinės žemės nuomos, tai išvada yra tik tai viena. Mielasis versle, jeigu tik įperkat, jeigu tik tai galite, pirkite tą žemę į nuosavybę ir kuo greičiau, nes tais turtiniais kompleksais ant valstybinės žemės disponuoti, planuoti savo verslą, planuoti sandorius, prognozuoti trukmes bus labai labai sunku. Ir žiūrint į ateitį, labai norėtųsi, kad tai, kas šiandieną skamba iš diskutantų lūpų, kad mes turime būti lankstus ir greiti, mes turime būti efektyvūs, kad visgi tai grįžtų į teisėskūrą ir viešąjį administravimą, kad kiekvienas žingsnis visgi jisai praeitų tą spartos, realaus pajėgumų įvertinimo testą. Nes mano supratimu, tik tai taip mes galėsime turėti ir būsto įperkamumą, ir būti patraukli investicijų šalis. Tas pats administracinės naštos adekvatumas, vėlgi jisai grįžta, tarkim, ta pačia kasdienė tiesa. Visi pertekliniai reikalavimai, visi tie atvejai, kai iš pradžių turiu užsidengti stogą šiferiu ir tada jį nugriauti ir tada rekonstruoti, persirašyti nuomos sutartį ir tada gausiu 2 arba 5 metus rekonstrukcijai, įeis tas paprastasis remontas į būsimojo produkto kainą ir kitaip nebus. Vėlgi, Simono pavyzdys su statybos įstatymu. Siekime aiškumo. Ką reiškia tas, kad turi būti vienas rangovas, kuris atsako už visų statinių statybą? Ar jisai atsako prieš valstybę, už oficialių rangovo funkcijų vykdymą, ar jisai atsako prieš gyventojus, bus pirkėjus, ar jisai atsako prieš statytoją ir kaip mes šitai padarysime, kad tarkim, pirmas ar antras, ar pamatų statytojas, ar sienų statytojas atsakys už santechnikos montuotojus ar vedinimo inžinerijos montuotojus. Nežinau, turbūt, kad mažai realu, kad tai bus. Vėlgi, tarkim, NŽT reformos organizacinė pusė, jinai mums duoda pavargusius, piktus, ragelio nekeliančius valstybės tarnautojus ir verslas tikrai nėra suinteresuotas, kad tai būtų. Mūsų tikslas yra ramus, pasiruošęs, gerai uždirbantis, kompetitingas, prieinamas valstybės tarnautojas. Bet tam, kad tai būtų, reikia žymiai daugiau pasiruošimo. Nestartuokime ant pusinių sprendimų, nes eiti per tas perturbacijas yra labai labai sunku ir tikrai yra verslų, kurie to ir neatlaiko. Trumpas pažvelgimas į priekį į ateinančią pastatų paskirčių reformą. Yra puikių dalykų ir ačiū ministerijai ilgai brandinusiai tas mintis, parodžiusiai jas praėjusių metų pabaigoje. Tikrai džiaugiuosi, kad mes turime bendro gyvenimo namų, pastatų ir patalpų tipą atsirandantį komercinėme naudojimo, žemės naudojimo būde, komercinėje pastatų paskirtyje.
su gana racionaliais reikalavimais, dėl kurių dar turbūt, kad galima dėl niuansų pasiginčyti, bet drįstu sakyti, kad sprendimas leidžiantis išeiti iš tos visuomenę piktinančios situacijos, kai viešbučiais buvo formuojami de facto daugiabučiai, yra rastas. Ir turbūt, kad kelias yra aiškus, kad tai, kas yra statoma pardavimui, turi būti gyvenamosios paskirties, tai, kas yra statoma nuomai, gali būti ta naujoji kalvinginė funkcija. Tikrai labai džiaugiamės, kad mažėja insoliacijos reikalavimai būtams senamiesčiuose, tankiuose centruose, perimetrinio užstatymo zonose. Dalis galės turėti tik 1 valandos insoliaciją pagal tai, kas skelbiame dabar. Džiaugiamės paskirčių sustambinimu, kai nebereikės viešintis ir keliauti per statybos leidimo procedūras tam, kad tu pasikeistum iš prekybos į maitinimo ar iš maitinimo į prekybos ir tarkim, ar paslaugų. Puikiai mintis, labai laukta ir labai reikalinga yra bendros kvartalinės infrastruktūros, vaikų žaidimo aikštelių, parkavimo infrastruktūros idėja, kuri irgi per kelis STR projektus atsispindi. Turim racionalesnį automobilių vietos skaičiaus normavimą, nors kai kurių įdomybių vis dar yra. Pavyzdžiui, ar tikrai reikia maksimumo 4 automobilių vienam būstui, bet kur Lietuvoje, nežinau, kodėl reikia maksimumo ir kokį viešą interesą pažeis Mažeikių gyventojas turintis 5 automobilius prie būsto. Vėlgi, tarkim, tai, kad nauji reikalavimai bus taikomi tik naujam projektam, yra irgi labai gera idėja. Bet yra ir dalykų, kur jeigu galėčiau pakeisti, jeigu aš galėčiau vienintelį dalyką pakeisti būsimoje paskirčių reformoje ir jeigu aš, tarkim, galėčiau pasakyti, kur guli grėblys, tai grėblys guli mišrių pastatų plėtros suvaržyme, nustatant pareigą vykdyti detaliųjį planavimą. Tarkim, kad tais atvejais, jeigu statytojas planuoja daugiaaukštį pastatą, kurio pirmuose keliuose aukštuose yra prekyba ir paslaugos, po to biurai, po to penthausiniai butai, prabangus restoranas viršutinėme aukšte, tai tokiam namui mes turėsim daryti detalų planą, nors visai neseniai pasidarėme detalų planą komerciniam naudojimo būdui, kuris dominuoja. Ir vėlgi šitą idėją kritikuoju ir dėl to, kad mūsų teritorijų planavimo sistema neparengta tokiam planavimui. Realiai, tarkim, daugybę normų reikia, pačią koncepciją reikia keisti ir tai užtruks. Argumentas, kurį girdime, kad STT pasakė, jog gyventojas žiūrėdamas į detalų planą, kuris yra, tarkim, vienos spalvos, įsivaizduoja monofunkcinį pastatą, jisai yra toks įspūdis, kad 5 10 iš kitos epochos atėjęs. Iš tų laikų, kai nebuvo projektinių pasiūlymų viešinimo, kai mes neturėjome tokios tvarkos, kai darant mažiausią pakeitimą, tu turi vėl viešintis ir viešintis ir viešintis ir viešintis. Kita vertus, kitas argumentas, kad tokiem multifunkciniam pastatams reikia kitokios, tarkim, infrastruktūros suplanuotos. Tai kai reikia, taip ir darykim. Turim teritorijų planavimo įstatymą, kuris aiškiai sako, jog jeigu reikia planuoti infrastruktūrą, tai savivaldybė gali visada to detalaus planavimo paprašyti, bet dažniausia nėra. Tai šitas paskirčių reformos aspektas, kuris mišrios paskirties pastatus
leis tik tai specifiškai iš naujo juos suplanavus kaip mišrius, kai net ir dabar neaišku, o kaip, jeigu aš dabar noriu startuoti, tai kaip man tą mišrų pastatą planuoti, kaip man žymėti tą mišraus pastato teritoriją, yra tikrai problemiškas, nes tas problemas, kurios buvo su mišrumu, jas iki šiol galima išspręsti žymiai paprasčiau. Jeigu mes pasakysim, kad želdynų norma taikoma pagal, tarkim, tą paskirtį, kuria yra didžiausia norma, tai želdynų problema išspręsta. Visi kiti normatyvai jau dabar, ir parkavimas, ir tos vaikų žaidimo aikštelės, jos jau dabar yra susietos su patalpomis, o ne su pastatu. Kitas turbūt, kad vėl mažiau plėtotojų paliesintis, bet utopinis projektas yra, kuriam tikrai nepritariu. Ir manau, kad tai yra didžiulė klaida. Yra padaryti taip, kad privataus poilsio patalpos galimos bus tik jeigu jos egzistuoja nuo seno, arba jeigu jos bus specifiškai ateityje leistos teritorijų planavimo dokumentais. Nes dabartiniuose teritorijų planavimo dokumentuose kaip taisyklė nėra pasakyta, kokia ten rekreacija ir koks ten poilsis. Kartais yra, labai retai, bet dažniausiai ne. Ir mes dabar turime bent, tarkim, reformą, kuris sako, kad visi Seimo poilsio namai, universiteto poilsio namai, visa tai, kas išeis iš viešo sektoriaus į privatizavimą arba yra pakeliui, automatiškai keliauja į viešos rekreacijos paskirtį, o kas yra vieša rekreacija, tai yra viešbučiai, ir toliau jau visokios įdomybės, žvejų nameliai ir medžiotojų nameliai, ir kaimo turizmas. Tai žinokit, su tai žvejų nameliais jūs vargsit. Ir mes tikrai prigyvensime prie, tarkim, jeigu eisim šitų kelių, mes prigyvensime prie to, kad žmonės, kurie nori gyventi gražioje gamtoje, gyvens tose viešbučiuose. Ir vėl Tomas Janonis vaikysis to žmonės ir tikrins, ar jie ten gyvena ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Ir turėsime susipriešinimą, dirbtinai sukurtas problemas, nors jeigu mes norime atverti saugomas teritorijas, tai atverinėkime išdavinėdami specialiuosius reikalavimus. Prašykime, kad nebūtų tvaros, prašykime, kad būtų atviras priėjimas. Bet jeigu mes tikime, jog paskirčių reguliavimas viešbutį privers veikti ir verslininką privers samdyti darbuotojus, tai drįstu abejoti. Gyvenimas parodys, bet tikrai drįstu abejoti. Jaučiu, kad peržengiau laiko ribas. Iš tų pokyčių, kurie turėjo būti vakar, mažųjų nebeminėsiu. Paminėsiu didžiuosius. Miestams verkiant reikia amalgamacijos įteisinimo, kurios draudimas dabar slepiasi po mainų draudimu ir jo interpretavimu. Kai vyriausiai architektai ir merai plėtotojams sako, nelįskit į sovietinius daugiabučius, nelipkite žmonėm ant galvos, kai ten jau atkurta nuosavybė, suformuoti sklypai, duotas daugiaaukštis gyvenamasis naudojimo būdas, jas galima išspręsti arba sureguliuoti be didelių konfliktų, kartais atsitraukiant ir leidžiant tą amalgamaciją ir pastumimą toliau nuo tų daugiabučių. Kartais, kai situacijos beviltiškos, gal ir iš tikrųjų išmainant su to valstybinė žeme kitoje vietoje, kur nereiks lipti gyventojams ant galvos. Tai čia viena. O antra, tai yra didesnės jau užmiesčio teritorijos su konsolidacijos įteisinimu, kur iki šiol turėjome efektyvią plėtrą tik tai ten, kur plėtotojams pavyksta viską supirkti, arba beveik viską supirkti, o ten, kur turime nuosavybės miksą,
tas planavimas nevyksta, stringa, nėra aiškių taisyklių, kaip tu gali tą kitą savininką suvaržyti. Didžiulis konfliktų židinys ir jeigu mes judėtume link reguliavimo, kuris leidžia visiems didesnės teritorijos valdytojams susimesti arba iš jų paimti tam tikras teritorijos dalis mokyklai, skverui, darželiui, kitiem bendriem gatviai, o ne arba bandyti įžūliai paimti iš vieno silpnesnio arba altruistiškai, tarkim, arba tikėtis, kad pagrindinis plėtotojas bus altruistas ir padarys viską savo sąskaitą. Va čia yra kita kryptis, kita tema, kuri kantriai laukia pokyčių reguliavime ir kuri laiko nemažas teritorijas pakibusias, kaip nepribrendusias, kaip neperspektyves, per sudėtingas vystymui. Gerai, Aušra, ačiū.